Rytas, ką tik atsikėlėm. Dabar yra 6:30 ryto. Einam papusryčiausim. Ir po 7:15 važiuosim į Austriją. Na va, papusryčiavom. Atsisveikinimas su viešbučio kambariu. Po 7:15 išjudam. Kai pusryčiai buvo tokiam viešbutį visai neblogi. Tai susitiksim dabar į Austriją, važiuojam iki... Pilį kalėjo Richardas Liūtaširdis. Aukštis nuo šitos vietos yra 370 metrų. Jie garsėja abrikosais laukai ir čia gaunasi kaip likeris šio abrikoso. Labai saldus, gardus gėrimas, visiškai nesijaučia kartumo. Verta paragauti. Vienas toks šotas kainuoja 3 eurai. Na, į jūsų sveikatą. Va, žiauriai skanu. Aš pirmą kartą abrikosų. Aš šiaip nesu didelis alkoholio mėgėjas, bet čia yra labai gerai. Pasaka. Nes čia yra Mozarto tėvynė, čia gimė Mozartas, pilna žmonių, iš tikrųjų reikia žiūrėti netgi kur vaikštai, nes gali užlipti ant kažko, tai
Zalcburgas šiek tiek nuvylė, nes aišku, čia labai gražu, bet labai masė žmonių, labai vien tie žmonės vargina realiai. Bet unikalus miestas realiai. Dabar einam pasižiūrėti namą, kur gimė Mozartas. Va čia va šitas namas, kuriame gimė Mozartas. Užsukom į vietinių patiekalų restoraną, užsisakėm vieno šnicelius. Iš tikrųjų, šnicelis yra čia dviejų rūšių, arba tradicinis gaminamas iš veršienos, arba lengvesnis variantas gaminamas iš kalakutienos. Tas originalus vieno šnicelis kainuoja 24,90 € iš veršienos, o jeigu norit lengvesnio, jis yra šiek tiek pigesnis, kalakutienos, tai kainuoja iki 17 €. Taip pat dar pasiėmiau aš vietinės gamybos alaus. Austrija nelabai realiai alumi garsėja, bet taip pat irgi gamina neblogą alų. Tai pasiėmiau vietinių gamintojų alų ir tradicinio obuolių pyrago, obuoliųštrudelio. Tai tokio didumo austriški šniceliai. Užsidėsim uogyčiais, įspausim citrinos, bus pasaka. Dabar atėjo eilė obuolių štrudelių, atnešė su grietinėlė. Labai geras skonis. Na, tokie kaip ir įsivaizdau, nieko labai nesiskiria. Apsistojame štai tokio vokiško stiliaus viešbutuke, ekonominės klasės. Aš nesu dar tokia mėgojęs. Man įdomus interjeras, paliko šiek tiek žavesio, tai, žinau, viskas mediniai, vat pradžio čia galvojau langai, čia pasirodo, čia yra tokios sienos. Nu, jo, tradicinis vokiškas interjeras. Tai va, nors Austrija, bet sakau, irgi būdingas jam interjeras, aišku, tualeto kambarys, tradicinis. Apsistojome nakvyniai va šitame miestelėje, kurio pavadinimo aš tikrai neištarsiu. Sunkus, ilgi žodžiai. Tai pasikiškė kopursteliaudamasis, tai mūsų dar labai lengvas žodis. Tai va. O ten va tas rudas pastatas va tiesiai yra mūsų viešbutis. Štai tokia antra kelionės diena. Tai ačiū, kad žiūrėjot mano vlogą šios dienos. Jeigu patiko video, nepamirškit paspausti patinka subscribe mygtuko.